Sveika Hebra. Sveika Hebra. Kaip man darau naują video blogus tuo pačiu šūdiniu megztiniu, su kuriuo buvau per praeitą vlogą. Nesijaudinkis, dabar yra savus. Dobrai večer. Išvertus iš rusų kalbos, labas vakaras. Kodėl aš kalbu rusiškai? Nes kitą video, kurį parodysiu, bus rusiškas video. Rusiškas Justinas Bieberis. Nesupranta, apie ką kalbu? Pasižiūrėkit. Įdomu, ką tokia veido išraiška turėtų reikšti. Dabar nemigosiu kelias naktis, nes išraiškai paspėdu bijo. Man atrodo, tokia veido išraiška būna, kai nesiseka bendrauti Facebook'e. Arba Skype. Bet nesmė, vis tiek vyrukas gerai dainuoja. Gal pažiūrėkime jo talentingų sugebėjimus? O įdomu, kas norėtų. Gerai, pažiūrėkime. Velnės senis, stop! Iš kur tiek energijos? Mane užbarė, atleiskit. Ir man atrodo, kad jis suprakitavęs kaip šuo, nors net nepradėjęs buvo dainuoti, jau toks buvo suprakitavęs. Tai tik įrodo, kad prieš tai jis labai energingai treniravosi, dainavo čiųjų ištisas valandas ir štai pasiekė. Know you love me, I know you care, и шавы нева, и навиде. Kas keista, kad pusė jo ištartų žodžių gali suprasti tik mano pažastukų plaukai arba kurčias lenkas. Tai yra rusas, jo. You love my love, you love my power, and we will never ever ever be apart. Tiesą pasakius, nemanau, kad jis žino, kas yra Google ir kad per Google galima susirasti du žodžius. O na, turėtų ir taip gerai va. I know, Goffy player, the Juice Prince, but I used... Ką tu čia darai? Ir jūs pastebėjot, kad vienas žmogus pabėgo iš patalpos, love, you love my power, kad nesuraidytų ausis. First time, baby. Nu, bet jūs tik pasižiūrėkit, kiek po žmogų emocijų. Pažiūrėkit, kaip jis stengiasi. Baby, oh, I'm like baby. Kiekvieną žodį bando padaryti emocingai ir jo veido išraiška keičiasi kiekvieną sekundę. Kaip gražu. So beautiful. Sušnekėjau. Always been mine, I vote for you. I would love and ever, and I can't believe you together. Klausimas, kokia čia kalba? Nebent jis susikūrė savo kalbą ir pradeda dabar varyti. Me, shake me, what? Įdomu, ką šitas turėtų reikšti. Coming down. Bet jūs tik pažiūrėkit, jis atsidūso ir jau atrodė, kad pasiduos. Bet ne. Jisai toliau pradėjo dainuoti ir kai jis uždainavo, nekalbant apie žmonės, net vaiduokliai išsilakstė. Henry. Man atrodo, jokio Henry neturėjo būti toj dainoj. Ir video negalėjo apsėti be topinio komentarų. Keisčiausia tai, kad matos, kaip jisai myli Justin Bieberį, net ant jo sienos yra Bieberio plakatas, o prie to plakato kilimas ant sienos. Ir už to galima spręsti, kad jis yra rusas. Rusas. Geras rusas.